tokia, nežinau. Keista, aišku, visa šiandien diena tokia pakankamai, kokia diena naktis. Naktis keista. Pirmoj dalyje, aišku, važiavom labai prastoj pozicijai, tai yra priekyje. Kelio danga buvo tokia žiauriai sudėtinga ir labai slidinėjom. Nuo krašto iki krašto, tai ten apie kažkokį tai gerą ruožų įveikimo laiką kalbos negalėjo būti. Po to jau sekė lyg tai ta vieta, kur mes turėjome save parodyti ir atsilošti, bet gavom įspėjimo trečią ruožą starte iš teisėjų, kad 2,8 km yra akmuo ant kelio. Tai tas akmuo ant kelio mums pramušė ratą, išmušėm suvedimą, galų gale davažiavom, bet vadinkim, net ir su pramuštu ratu mes toj pačioj pozicijoje, kaip buvom prieš tai. Tai tokia unikali situacija ir žiauriai keista ir žiauriai gerai, kad mes čia, nes galėjome su ta išmušta šake ar su to išmuštu ratu stovėti tenai. Jeigu būtumėm važiavę greičiau, aišku, būtumėm prakirti ir stabdžių šlangelį, ir pagadinę, gal blokiruotės ir kitų transmisijos mazgų, bet dabar rezultatas visiškai netenkina ir nedžiugina, bet džiugina tai, kad mes čionais ir kad mes ryte galėsim iš naujo pradėti šitą preferansą. Bandžiau stebėti šitą spidometrą, bet iš tiesų tai nėra labai lengvas uždavinys. Tai užkabinam tą akmenį, kaip ir Vytautas Švedas, Giedrius Notkus. Prakirtam ratą, sulenkėm stipriai vairo traukę, šakę, teko stot, keistis ratą, bandėm lyginti dar ten kažką. To pasiekoje krūvą minučių prisivalgėm. Tai planas rytoj važiuoti savo, mokytis su šturmanu, bandyti kiek galima daugiau įdiegti į šturmaną tų kilometrų patirties ir džiuginti žiūrovų akį. Rezultatų antram greičio ruože biškį turėjau problemėlių, tai todėl tas laikas toksai buvo gan prastas, bet po to biškį, kaip sako, pasitempėm, trečią greičio ruožą vėl išlošėm, ketvirtam greičio ruože internete yra blogas laikas, tai šiaip mūsų laikas 6.06, o internete 6.14, tai bet manau, kad tai tas atotrukis nuo pirmo yra mažesnis ant 8 sekundžių, tai ten, manau, apie 16-15 sekundžių turėtų būti. Šiandieną, kai mes išleidome pirmosius 10 automobilių Utenos merų, nuoširdžiai viduje kirbėjau labai stipriai. Aš nesu pratęs būti žiūrovu. Žinau, kas yra organizatoriaus duona, bet bendrai paėmus mano darbas yra prie vairo. Mano darbas yra su komanda. Tai tuo atveju suvokiu, kad šiuo metu esu kiek neįgalus greitai lenktyniauti Utenos ralio trasomis, bet širdyje tikrai norėčiau tą daryti.